Sveiki, aš Gediminas ir čia pirmoji Java programavimo pamoka. Pradėsime nuo to, kad programuoti Java reikia kompiliatoriaus. Aš naudosiu NetBeans, jums irgi tą patį rekomenduoju. Ir pirmiausia, ką reikia padaryti, tai jį parsisiųsti, manau, taip. Taigi atsidarom naršyklę, aš naudoju Google Chrome ir adresas www.netbeans.org/downloads. Atsidarius čia. Yra gan nemažai pasirinkimų. Matot, JavaSE, Fix, taip toliau. Mes naudosime JavaFix. Užtenka NetBeans platformos, JavaSE ir JavaFix. Download. Ir paspaudus download turėtų siuntimas prasidėti automatiškai, jeigu nespauskite download here. Aš nesiūsiu, nes aš jau turiu šią programą. Kai parsisiūsite, įsirašykite, jeigu jau domitės Java programavimu, turėtumėte tai mokėti. Ten daug nereikia žinoti, next, I agree ir taip toliau. Ir kai rašysite, išmes ant ekrano šitą nuorodą į pačią programą NetBeans. Tai parodys, kad jau jūs įsirašėte Java kompiliatorių. Ir pirmas dalykas, ką turime padaryti, tai prirašyti Java kompiliatorių prie kompiuterio, kad kompiuteris matytų, kad mes jį turime ir žinotų, kur jis yra. Taigi, spaudžiame Start, Run, Command, CMD įveskit, OK, išmes Command promptą. Čia įrašykite Java C, Enter. Kadangi aš esu jau prisirašęs prie kompiuterio Java kompiliatorių, pas mane, matote, tekstas yra visos normaliai. Pas jūs to net nėra, nebent jūs jau esate taip padarę ir susitvarkę. Jeigu ne, spauskite tada dešinį pelės mygtuką ant kompiuterio, My Computer. Jeigu My Computeris yra shortcutas, tai, prasme, nuoroda, tai gal geriau per čia. Dešinį, Properties, Advanced, tai, ką apstarkysiu. Ir atsidarius Advanced kortelę, apačioje ieškokit Environment Variables. Ir čia aš esu jau įsivedęs. Tarkim, ištrinkim. Svės iš naujo. Spauskit New. Prašo Variable Name. Vardas. Ir įveskite Path. Ir toliau prašo Variable Value. Kur jį gauti? Tiesiog susispauskite My Computer. Susiraskite vietą, kur įsirašėt savo Java programą. Program failuose Java. Ir iš tų dviejų rinkitės JDK. 1.6 ar koks pas jūsų bebūtų. Tada čia atsidarykite, susiraskite bin. Ir bin aplankale ant bet kurio failo paspauskite dešinį. Properties. Tikiuosi jūs tai matote. Ir išmes lentelę, kurioje yra location. Tai nuoroda, kurios jums reikia. Auksinis kodas. Pasižymėkite jį visą. Spauskite dešinį. Copy. Tiek mums tai reikėjo. Ir įklijuokite čia. Dešinį. Paste. OK. Ir čia OK. OK. Ir viskas. Dabar esame prisirašę. Galime pasitikrinti. Pas jūs vėl Run, Command. Ir dabar garantuoju, jeigu viską atlikote taisyklingai taip, kaip aš jums sakiau, tai įvedus Java C, pas jūs turėtų atsirasti toks pat tekstas kaip pas mane. Ir su šia pamoka aš jums tiek kol kas ir ten norėjau parodyti, nes dabar jau, kai kompiliatorius prirašytas prie kompiuterio ir kompiuteris mato, kur jis yra, mes esam pasiruošę rašyti Java programas, tačiau tai darysime nuo antros pamokos, o šiam kartui tiek. Padarykite viską tvarkingai, susirašykite, prisirašykite kompiliatorių prie kompiuterio, jeigu viskas gerai veikia, perikite prie antros pamokos. Bet jeigu iškils kokių nors klausimų, parašykite, komentuokite po šito video, klauskite, stengsiuosi atsakyti. Taigi, iki.